bičiuliai. Noriu su jumis pasidalinti labai ypatinga vieta. Yra nuo keltuvo 1,5 valandos nuo keltuvo viršaus. Ant nuo namų su dviračiu galima per valandą čia atvažiuoti elektrinį iš šitos vietos. Ir čia toks uždaras slėnis, pusiau uždaras. Bet čia tokia pojūčiai nerealūs, yra viskas kalnų piramidėm apsupta. Čia Tor, čia bokštas yra, Šveicer juodasis bokštas. Ir čia čia priešais Cimba kalnas, 2600 kažkiek ten metrų. Ir yra iš abiejų pusių, ir iš kairės, ir iš dešinės, ten keturioms galima užlipti su alpinistinė įranga. Uolų laipiojimu tiksliau. Tai va. Ir čia jausmas tai, kai kokia esi angliškas žodis screensaveris, ekranų užklanda, tokia trimatė, lyg tai tu joj vaikščiotum ir viskas, skraido ten kažkokie padarėliai. Ir aš čia ateinu į šitą vietą, ten yra dar medžiai tokie seni. Ir čia vienintelė vieta, kur esu elnius matęs, gyvus, jie kažkada čia vaikščiojo, didelė banda, čia vienintelė vieta, kur esu matęs, iš gan arti. Ir čia aš ateinu, kai noriu gauti atsakymus į kokius nors klausimus. Užduodi mano sielą, ko tu nori, viskas išsijungi telefonus. Ir paskui, patvirtinimas skrenda. Tokioj įdomi atmosfera ir ateina per pirmas mintis, kurios ateina ir būna atsakymai. Ten gauni tokį būdų atsakymus. To sielą nori, kurie kryptim judėti. Ir aš irgi uždaviau dabar tokį klausimą ir man atėjo. Ir kažkaip senai galvoje sukasi mintis, ypatingai paskutiniu metu, kur toliau krypti kažkokią gaudyti, tai ketinimą turiu pradėti sveikatingumo stovyklas, kur galėtų atvažiuoti nuo kitos vasaros, gal pabandysiu pirmą surasti laiko. Reikia su šeima iš pradžių ir tą dalyką suderinti. 10 žmonių. Padarysim tokią stovyklaitę. Sveikatingumo stovyklėlę, kurioje bus galima 4 svarbiausias sritis pasitempti. Fizinį, dvasinį, emocinį ir intelektualinį tobulėjimą. Ir užsiduoti gal tokius bazinius kažkokius principus, nuo ko atsispirti ir savo gyvenimą nukreipti teisingą linkmę, jeigu jaučiat, kad nesat čia kažkoks mėsos ir kaulų rinkinys vaikščiojantis, o siela atėjanti čia gauti pamokų. Tai galbūt aš esu tas vedlys, kur vis turiu nuvesti iš vieno taško į kitą. Man gyvenime dažnai nutinka, kai tenka tą daryti. Tai išsakau savo ketinimus. Kam rezonuoja, tai žinot, ką reikia daryti. Aš tęsiu savo kelionę tolyn. Atėjau iš žemiausios vietos perėjos. Ir kelionės savo tęsiu. Tai svarbiausia yra ne tikslas, o kelionė. Kelionė daug svarbiau už tikslą. Tikslas tai turi būti kaip kelrodis kažkoks, į kurį judi. Tokius įdomus dalykus jums pakalbėjau. Ir judėsiu tolyn, man tai šiandien dar paskutinė vasaros diena ir nusprendžiau, kad ją pasidaryti ilgą, labai ilgą. O geras, Brusenfliuch viršūnė, parasparnis skrenda. Žinau, gal nelabai pritraukia, bet matosi.
Ir man tai labai įdomi kelionė šiandien link Liūnerzėbė, link Mėnulio ežero. Ir padarysiu dar iš kitos kokios nors gražios vietos. Kitą video su kokiu nors metim, kur ateis. Čia buvo racijos iš Muntafų. Vat, tokia dalinuosi gražia, gera energija, kurios čia galima ateiti ir jos čia ne tai, kad įkvėpti, čia kibirais galima tiesiog prisipilti. Šaltinis, vat, kaip atsidaro toks kalnų ir į tave ozonas tas visas, kai sueina. Užsipildai tiesiog tokia motyvacija pradeda kapoti, ką nors savo gyvenime keisti į pozityvę linkmę, nukreipti visas savo baimės ir neužtikrintumus su jais stoti į akistatą, pasižiūrėti, rinkti sprendimus ir keistis. O, sugalvojau, apie ką kitą video padarysiu. Apie tai, kaip naujų dalykų nuolat mokausi ir labai įdomus procesas. Ir kaip link to atėjau, pasakysiu. Tai va, šitos magiškos vietelės, burna išdžiūjau, reikia atsigerti. Šitos magiškos vietelės, atsisveikinu iki kito video. Tadam.